Taigi, kas lėtina limfos darbą? Tai yra sėdėjimas ilgas. Prisiminkim visas profesijas, kur reikia po 8, 7 ir daugiau valandų prasėdėti. Tai yra stovimas darbas, kai yra grožio, pavyzdžiui, specialistai arba fabrike kur nors, nežinau, stovi ilgą laiką, tai yra ilgiau nei 6 valandas per dieną. Tai yra kasdieniniai įprastiniai veiksmai ir tie produktai, kuriuos valgom į vidų, tai yra mėsa, kiaušiniai, varškė, duona, gaminiai įvairūs, kepiniai, saldumynai, visi jie lėtina limfos darbas, nes jie ją tiesiog užtirština. Tai yra rūgštinė terpė, visi toksinai, kur maistas yra nepakankamai suvirškiamas, virsta toksinais arba gaunami iš vidaus, iš išorės toksinai, tai taip pat lėtina limfos darbą. Na ir žinoma, tas nepastovumas, nejudra, tai yra mažas judėjimo kiekis per parą, taip pat lėtina limfos darbą.